O dabar keletas praktinių patarimų, kaip suvaldyti savo stresą. Kokie yra efektyvūs streso valdymo būdai? Jų aš tau galėčiau pasakyti 7, kuris tau tinkamas prisitaikysi pats. Taigi pirmoji vietoje yra giluminis kvėpavimas. Lėtas sąmoningas kvėpavimas padeda sumažinti širdies ritmą ir kraujospūdį, ramina nervų sistemą. Meditacija. Meditacija ir sąmoningumo praktikos, tai net 10 minučių arba tik 10 minučių per dieną padeda sumažinti nerimą ir pagerinti dėmesio koncentraciją. Fizinis aktyvumas visur, reguliarus judėjimas, vaikščiojimas, joga, plaukimas mažina kortizolių kiekį, plus padidina endorfinų gamybą, vieno iš laimės hormonų. 4. Miego kokybės gerinimas. Tinkamas poilsis padeda organizmui atsigauti, padeda susidoroti geriau su stresu, vėlgi sumažina kortizolių kiekį. Pozityvus mąstymas ir dėkingumo praktikos. Taip, skamba juokingai, tačiau iš tikrųjų padėkoti kiekvieną dieną už tai, kad tu esi, labai padeda. Kasdien prisiminti bent vieną gerą dalyką, kuris gali pakeisti požiūrį ir sumažinti įtampą. Padeda. Raumenų relaksacija. Progresuojanti raumenų atpalaidavimo technika iš tikrųjų sumažina fizinę įtampą kūne. Tai daug kas gali įeiti, jeigu bus įdomu, papasakosiu plačiau. Ir biogrįžtamuoju ryšiu paremta relaksacija. Kas tai yra? Tai metodas, kai naudojama speciali įranga stebėti fiziologinius rodiklius ir juos sąmoningai reguliuoti. Kaip matot, nerimo mažinimas gali būti susijęs su daugeliu dalykų. Atrodo, viso to nėra kada, nėra laiko, nėra noro. Galų gale, nes pavargsti per dieną, nes užsėmė kažkokiais kitais veiksniais, tačiau savo mylimam 10 minučių per dieną visą laiką galima rasti. Be to, kitas būdas – gerti pakankamą kiekį vandens ir vesti bent jau sveiką gyvenimo būdą. Jeigu nori apie praktikas irgi sužinoti, ką reikėtų daryti konkrečiau, galim pašnekėti, bet visą laiką miegas, lengvas sportas, sveikas gyvenimo būdas, sveikesnis gyvenimo būdas negu vedi dabar, tikrai padės sumažinti streso ir nerimo lygį, o tai pagerins tavo seksualinį gyvenimą.